Sveiki visi, mano vardas Ilona ir šiandienos praktiką pradėsime atsisėdus sukryžiuotų kojų padėtyje arba lotoso pozicijoje. Taigi įsitaisykime patogiai. Galime sėdėti ir pusinio lotoso pozicijoje, būtent kaip viena koja ant šlaunies arba pilno lotoso pozicijoje. Taigi įkvėpimo rankus į viršų, išsitempiu, iškvėpimo pasisuku į dešinę pusę, įkvėpimu į viršų išsitempiu, iškvėpimu į kairę pusę. Įkvėpiu giliai ir iškvėpiu lėtai. Įkvėpiu giliai, pasiimu energiją iš visatos ir iškvėpiu, pasisuku į kairę pusę. Ir dar keletą kartų. Jaučiu savo kvėpavimą, kai įkvepiu ir kai iškvepiu. Įkvėpimu pasiimu energiją, iškvėpimu siunčiu tą energiją į nugarą, į stuburą. Taip pat pasuku kaklą šiek tiek daugiau, kiek išeina. Pastumiu petį atgal. Paskutinis kartas. Dabar dar pakylam į viršų ir pasisuku ir čia liekuosi. Patiesinu nugarą šiek tiek. Galvą pasuku atgal. Dešinį petį pastumiu atgal. Giliai lėtai kvėpuoju, atveriu krūtinę. Dešinės rankos pirštai ant kilimėlio, bet jeigu išeina, galima suimti ir už kojos pirštų. Dar porą kartų giliai įkvepiu ir iškvepiu. Įkvėpimo lėtai pakyla, iškvėpimo į kitą pusę. Pastumiu galvą atgal, smakras virš kairio peties, pastumiu kairį petį atgal, tiesinu nugarą, atveriu krūtinę, susitelkiu į vieną tašką, susirandu man patogų tašką ir tiesiog sutelkiu dėmesį. Jeigu norisi, galima simti už kojos pirštų. Arba galima pasilikti su rankos pirštais ant kilimėlio. Dar keletą kartų giliai įkvepiu ir iškvepiu. Stengiuosi kvėpuoti pilvu, ne krūtine. Įkvepiant pilvas išsipučia ir iškvepiant lėtai susitraukia. Sekančiai įkvėpimo lėtai pakyla, ištempiu rankas. Iškvėpimo lėtai nuleidžiu rankas prie kūnų šonų. Dabar įeikime į vienos ištiestos kojos pozicijas. Tai ištiesiu kairę koją ir dešinė koja sulenkta, dešinė pėda į mūsų kairę šlaunį. Įkvėpimu rankus į viršų, iškvėpimu pasilenkiu į priekį. Čia patempiu kulnį nuo savęs, kojų pirštai į save, stumiu kelį žemyn, kiek išeina. Jeigu čia jaučiu tempimą, čia liekuosi. Jeigu nejaučiu tempimų, tada lenkiuosi žemyn. Galbūt nusileidžiu ant alkūnių arba suimu už kojos pėdos. Kelį žemyn, stengiuosi nelenkti. 5 gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai. Įkvėpiu energiją, ramybę ir šilumą į kūną. Ir iškvėpimu siunčiu tą ramybę ir šilumą į tuos raumenis, kuriuos jaučiu tempimą.
ir šilumą. Iškvėpimu siunčiu tą meilę, ramybę į raumenis, kuriuose jaučiu tempimą, kuriuose yra įtampos. Palaiduoju ir paleidžiu tas įtampas iš savo kūno. Sekančiai įkvėpimo lėtai pakylu, ištempiu rankas, iškvėpimo lėtai nuleidžiu rankas, perkeičiu kojas, ištempiu dešinę koją, patempiu kulną nuo savęs, kojų pirštai save įkvėpiu į viršų, iškvėpiu, lenkiuosi, susirandu savo patogią poziciją, kurioje jaučiu tempimą, bet nejaučiu didelių skausmų. Jeigu jaučiu tempimą čia liekuosi, jeigu nejaučiu, lenkiuosi žemyn. Kol randu savo malonę tempiančią poziciją, nugarą stengiuosi patiesinti, kiek išeina. 5 gilūs, ramūs kvėpavimai. Įkvepiu meilę, ramybę, šilumą ir iškvepiu siunčiu šilumą į raumenis, kuriuos jaučiu tempimą. Atpalaiduoju juos, paleidžiu visas įtampas. Pilnai susitelkiu į kvėpavimą. Stengiuosi visiškai nejudėti. Įkvėpimą lėtai pakylu, ištempiu rankas, iškvėpimą lėtai nuleidžiu rankas, ištiesinu kairę koją ir lenksimės prie abiejų kojų įkvėpimų. Rankus į viršų, iškvėpimu pasilenkiu. Jeigu čia nugara kūprinasi, tada galima delnus laikyti už nugaros ir taip patiesinu nugarą. Atveriu krūtinę ir čia liekuosi, jeigu jaučiu tempimą. Jeigu nejaučiu, lenkiuosi žemyn. Kiek norisi. Jeigu ir čia nejaučiu tempimą, tada suimu dviejais rankos pirštais, abiejų rankų pirštais, patiesinu nugarą ir lenkiuosi žemyn. Čia 10 gilių kvėpavimų. Įkvepiu energiją ir iškvėpimu siunčiu energiją į koją, nugarą, ten, kur jaučiu tempimą. Visiškai susitelkiu į kvėpavimą. Galima skaičiuoti kvėpavimus. Įkvepiu 1, iškvepiu 1. Įkvepiu 2, iškvepiu 2. Skaičiavimas palengvina mūsų susitelkimą.
Sekančiai įkvėpimu lėtai pakylu. Ištempiu rankas ir iškvėpimu lėtai. Leidžiu rankas prie kūno šonų. Sulenkiu kojas, įeikime į laivelio poziciją. Čia galiu laikyti kojas sulenktas, mūsų rankos lygiagrečiai su grindimis. Patiesinu nugarą, pečius šiek tiek atgal pastumiu. Atveriu krūtinę, kvėpuoju. Jeigu norisi, galima ir tiesinti kojas arba laikyti jas sulenktas. 3 kvėpavimus. Iškvėpimu lėtai nuleidžiu kojas. Įeinu į drugelių poziciją. Suimu iš pėdų ir pasilenkiu. Iki kol jaučiu šiek tiek tempimo. Jeigu norisi, nusileidžiu ant alkūnių arba nuleidžiu kaktą ant kilimėlio. Sekančiai įkvėpimu lėtai pakylu. Ir dar darysime paskutinę poziciją balansui. Taigi pakylame ant kojų pirštų. Ir pakeliu kairę koją ir padedu koją ant dešinio kelio. Tada tiesinu nugarą, kiek išeina. Ir viena ranka prie krūtinės centro ir kita ranka, jeigu išeina. Jeigu neišeina laikyti balansą, tada galima laikyti rankų pirštus ir ant kilimėlio, kol randame savo balansą. Ir susitelkime į vieną tašką. Tai padės mums susitelkti ir nepargriūti. Tada perkeičiu kojas. Susitelkiu į tašką, tada vieną ranką ir tada kitą ranką. Ir tada atpalaiduoju. Ir užbaigsime su trumpa šavasana. Atsigulu ant kilimėlio. Delnai žiūri į viršų, užsimerkiu. Ir atpalaiduoju abi kojas nuo pat kojų pirštų galiukų iki pat klubų. Atpalaiduoju abi rankas nuo pat rankų pirštų iki pat pečių. Atpalaiduoju pilvą, krūtinę, širdį. Atpalaiduoju visą nugarą ir stuburą. Atpalaiduoju kaktą, veidą, galvą. Visas kūnas nuo pat kojų pirštų, pat rankų pirštų, iki pat galvos viršaus, ramus ir atpalaiduotas. Sutelkiu dėmesį į kvėpavimą. Jaučiu ramų, švelnų įkvėpimą ir raminantį iškvėpimą. Įkvepiu ramybę, meilę, šilumą į savo kūną ir iškvepiu visas nereikalingas emocijas, įtampas. Iškvepiu. Įkvepiu visą, kas teigiama. Iškvepiu įtampas, stresą,
patirtus nemalonius įvykius iškvepiu iš savo kūno ir proto. Tai pradedu judinti kojų, rankų pirštus. Suglaudžiu kojas, ištempiu rankas, sulenkiu kojas, iškvėpimu. Pasilidinu ant dešinių šonų ir įkvėpimu lėtai pakylu. Atsisėdu sukryžiuotų kojų padėtyje. Ir ačiū, kad žiūrėjote, kad praktikavote kartu. Labai jūs visus myliu. Jeigu patiko video, paspauskite patinka, prenumeruokite ir susimatysime kitą kartą. Ate!